Холодно, холодно, но ничего, ведь рядом с тобой мне горячо. Пусть падает, падает на плечо снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. Холодно, холодно, но ничего, ведь рядом с тобой мне горячо. Пусть падает, падает на плечо снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. Labas visiems. Belaukiantiems naujo sezono pradžios. Šiandien turiu tokį modeliuką Kawasaki Ninja 650. 2 cilindrų varikliukas. Atrodo taip, visi žinot kaip atrodo, metai nuo 17, kur eina šitas modelis ir į viršų. Kad tikslas pirminis tai yra atrakinti pilnus kilovatus. Čia yra 35 kilovatai pagal dokumentus. Kiek yra realiai, žiūrėsim, matuosim. Mocas iš Vokietijos, jau Lietuvoje važinėtas, sezoną, man atrodo, kaip sakė. Tai pirmoje vietoje, aišku, užsimatuosim, žiūrėsim, ar iš tikro trampenki, nes gali būti taip, kad ribotuvas jau, tarkim, nuimtas, ten ar kompiuteris pakeistas, ar dar kažkas tokio, ir kilovatai būtų pilni. Tai bet kokia atveju reguliavimas papildomas galimas, programą aš pasižiūrėjau pagal kompiuterio numerį, tai apribojimų bet kokia atveju yra net ir pilnai versijai. Tuo labiau, ką patobulinti, ką pareguliuoti, sureguliuoti tikrai yra. Tai lambda zondo išjungimas, diesel cut funkcija, sušvelninimas gazo, on-off perėjimas. Toliau ribotuvo nuėmimas, nukelimas. Nu ir svarbiausias tikslas kuro sistemos sureguliuoti pagal išmetimą. Tai išmetimas čia yra gamyklinis, su katalizatoriu, su viskuo. Tai aš manau, jisai toks ir liks. Dėžė didžiulė, kaip pas mašiną bakelis atrodo. Tai bet kažko planuot liktais neplanuoja keisti. Tai reguliuosim, taip žiūrėsim, kaip gamykliškai gamintojas yra padaręs būtent tokią sistemą. Kažkokių šustrų technologijų čia tas mocas neturi. Gazas trosinis, bet jisai turi dvigubos sklendės. Tai yra pagrindinės sklendės ir antrinės sklendės. Spidometras atrodo taip. Čia kažkokių galios režimų nieko nėra pas jį. Vienas galios režimas. Tai modelis tikrai populiarus. Ar Z650, ar Ninja 650. Tas pats dar greičiausiai, koks ten yra ER6N, man atrodo. Tai irgi iš tos temos, tas pats tipas 2 cilindrai. Nu, garsas čia jo, kaip pasakyti, toks juokingas. Tai vairuoja mergina, spalva irgi pritaikyta, atrodo neblogai, toks chameleončikas. Tai vat, ką žiūrėsim, pasirašinėsiu, matuosim, žiūrim, ką turim ir nuo tos vietos judėsim, pamatysit viską. Jis dar liktai sakė, KN filtras įdėtas yra ir daugiau nieko iš modų. Tai, ką dar norėjau pasakyti apie trampenkių kilovatų versijas, irgi ten pokalbį iškilo klausimas, lygina motociklus. Pas vienas būna tik tai programiniai ribotuvai, pas kitus būna programiniai ir mechaniniai. Tai pas Kawasaki, jeigu yra gamyklinis trampenki, būna tik tai programinis ribotuvas, tai yra kompiuteryje. Programa padaryta pagal trampenkis, nėra jokių mechaninių darbų ir nereikia atlikinėti, turiu omeny, pas Yamahas ir šitos Aero Hondas reikalingi papildomi mechaniniai darbai, dėl to, kad yra ir programa apribota, ir šiek tiek mechanikos. Pas Suzukius nėra mechaniškai, man atrodo, irgi tai kaip kava panašiai. Viskas yra tik tai programai. Tai dar kiti populiarūs modeliai Z900 yra, tai iškart
pasakysiu prie to pačio, kadangi čia tema apie trampinkis, tai Kawasaki Z900 35 kW versija nėra ir negali būti 90 kW versija. Tai iš viso yra 3-4 tiksliau versijos galimos, tai yra tram5, 70, 78 ir 90 kW versijos. Turime ne apie gamyklinius, tai kas yra ant popieriaus. Jeigu jūs nusipirkot arba planuojat pirkti Z900 ir pas jūs yra 35 kW ant dokumentų, arba realiai 35 kW, tai pas jūs yra 70 kW versija. Tai nėra 90 kW versija ir iš 35 į 90 kW nesidaro, dėl to, kad tai yra skirtingi varikliai. Iš 70 mažinasi į 35, tai yra viena versija, 35 lygus 70, 90 kW versija lygus 7-8 kW. Galėtų būti sumažinta, tai būtų Belgija, Prancūzija ir tokia sistema. Nėra taip, kad jūs nusipirko tram5 ir pas jūs pasidaro 90. Taip nėra, dėl to, kad skiriasi galvutė, skiriasi purkštukai, skiriasi išmetimo diametras ten ir dar, man atrodo, keli niuansai. Tai vat, kas planuojat, ir ne vienas žmogus skambino ir jau nusipirkęs, ir jisai, ta prasme, mano, kad turi 90 kW, kad iš tram5 pasidarys 90, plus ten čipavimas, tarkim, dar ten, tarkim, pasikels atitinkamas kiekis tų arkliukų, bet ne, tram5, max 70 gamykliškai, 90 į tram5 nesidaro. Tai vat tiek norėjau tik pasakyti. Tai va tokiai žodžiu įsimatavau ir pasirodo ne 35 čia, o jau 68, tai reiškia jau užsienyje. Ar kompą keitė, ar perrašė programą į pilną gamyklinę. Nu, bet kokiu atveju savininkas nusprendė, kad vis tiek atvežė, tai jau darom. Patobulinti tikrai yra ką, pakoreguoti tikrai yra ką, to labiau funkcijų papildomų, ventiliatoriaus temperatūrą pamažinti, lemdą išjungti. Nu, žodžiu, tęsiam procesą toliau. Pabiškai judam. Tai kompiuteris po šitą emociją randasi po boku ant filtradėžės. Iki 17 metų randasi po sėdinė. Man kažkaip buvo susišvietę, kad po sėdinė yra, bet pasirodo po boku, tai čia reikia biškai pasirdyti šonus, priekio nebūtina. Čia vat yra tokie du varžtai, kur baką laiko, prie bako tiksliau prisukta, tai reikia ten, žodžiu, tą plasmasę atkelti ir eina įkišti, žodžiu, atsuktuvą ir atsukti. Nu ką, darbas kaip ir baigtas, užtruko biškį ilgiau negu tikėjaus. Buvo ten tokių biškį techninių niuansų, kurie sudegino pusę dienos man bereikalingai, bet, nu, nesvarbu, viskas išsisprendė. Rezultatai yra. Kai kur labai neblogi, kai kur mažesni, tai turint omeny, kad čia dar su katalizatoriu jisai, su tos tokį išmetimu pilnu visiškai, tai aš manau, tokiai kubatūrai skaičiai daugiau nei patenkinami bus. Ir turėtų jaustis tikrai ant traukos, ant važiavimo, ant dinamikos. Gazo sušvelnėjimas tikrai juntamas, tas turiuomenį perėjimas, tampimasi su ta diesel cut funkcija įjungta. Tai 2 cilindrai, nu jis toks turi savo vibralką tokią biškį. Nuo žemų jisai tokias vibracijas turi. Ne inline'as 4 cilindrai, aišku, bet visgi. Kažkur ten su juo labai draskytis, lenktyniauti nemanau, kad čia tas variantas toksai. Aišku, įdomu, ką jis būtų parodęs su tiesiu išmetimu, kadangi tas bakelis, tai aš manau, jisai kelias arklio galės, jisai nuėma. Kiek skaičių esu žiūrėjęs, tai, nu, ten praktiškai apie tavo ribą, kur aš dabar pasiekiau, tai plius ten, nežinau, 2-3 arklio galės su tiesiu išmetimu. Nu, dar galimai filtradėžės modifikaciją išeitų padaryti, tai tada galbūt ten dar padėtų šitam dalykui, bet manau neverta, nebus ten toks didelis skirtumas nuo dabar iki ten tų papildomų, nežinau, 2-3 arklių, kad ten pikė tas dalykas pasijustų ten su subinė. Tai nemanau, kad tai bus wow kažkoks efektas būtų nuo po čipo ir vėl perčipavus.
Jeigu būtų jau nuo nulio nuo stoko visiškai ir pilnai su visais modais, tada jau kitas reikalas. Tai trumpai apibendrint. Kai kur su kuru buvo labai neblogai gamykliškai, kai kur buvo nelabai gerai, aišku, ten nuo žemų ir vidutinėse, kadangi visgi tie reikalavimai euro ir visi kiti. Nors čia dar ne euro 5, bet vis tiek jisai turi savo niuansų. Tai turbūt daugiau nelabai ką yra čia pasako, trumpai prie skaičių einam. Prasuku dar, paklausysit, kaip jisai čia skamba ir bus tiek žinių, manau. Tai va, čia yra galutinis rezultatas šiai dienai. 70, ką bedariau, norėjau suapvalinti, neišėjo, žodžiu. Bet visgi, čia yra maksimalus galingumas. Turiu omeny gazas dugnas. Tai vat, taip atrodo. 6 newtonai, 3 arkliai. Taip galiu pasakyti bendrai paėmus 2, 3. Kiek čia? Šiam 5, šiam 7, 2, 3 arkliai per visą diapazoną. Ir newtonų 4, 4, pats pikas. Tai nuo 9,5 jau stokiniam variantai jisai dusdavo, ten ir programoje akivaizdžiai matosi, kad yra apribojimai ir visi kiti tie reikalai, tai nuėmus pilnai apribojimus, toj vietoj ir arklių. Va ten, kur jau jum visiškai buvo ribotuvas ir mocas dusdavo, nu čia taip nesakysiu, kad dasidėjo ten kem 7, šiam 20 arklių toj vietoj. Ta prasme, jie tenai buvo, bet jie buvo užrakinti, paslėpti gamintojo ir taip toliau. Tai toj vietoj, kur jau mocas turėdavo kem 7 arklius, dabar jau toj vietoj turi šiam 7. Tai yra didelis skirtumas, kas liečia maksimalų galingumą, piką, top speedą ir panašius visus tos niuansus. Netgi 2-3 arkliai, 4 newtonai tikrai tokiai kubatūrai jaučiasi. Žiūrėkite iš bendros perspektyvos, kas liečia maksimalę galę, procentaliai galit pasidalinti, kiek tai yra procentų nuo bendro. Tai yra maksimalus galingumas su stokiniu išmetimu. Čia yra kita gazo padėtis, tai yra, čia yra, kaip pasakyti, pusė gazo, pusė motociklo galingumo. Tai va šitoj vietoj riebiausiai dasidėjo. Tai buvo, pikas jisai išliko toks pats, galima sakyti, bet nuo žemų ir vidutinėse apsukuose prieaugiai labai neblogi. 2-4, tram 1, 7 AG, 16, 24, 8 AG, nuo 8 iki patys matot kiek. Čia aišku jūs neužkatalinsit šitam diapazone iki tiek, bet kas liečia nuo žemų ir vidutinius newtonų. Šitoje vietoje wow. PM4, KM 14 newtonų. Įsivaizduokit, ką motociklui reiškia 14 newtonų dadėti. Tai jeigu arkliais padalinus procentaliai 7, kiek ten buvo šiam 9, tai 10 procentų. Tai yra labai daug. Tai kas liečia kūro sistemos mišiniai, tai nuo vidutinių iki aukštų gamykliškai jie buvo labai neblogi, tik nuėmus ribotuvus. Kai kuriuose zonose pasidarė labai per liesą, tai buvo toj zonai, kur jau būtų pavojinga ilgai drožti. Šitam diapazone mišinys buvo neblogas. Jisai buvo, galima sakyti, idealus. Tai reikėjo žaisti su kitais parametrais biški. Taip, pamiršau parodyti maksimalų galingumą kūro. Tai va maksimalus galingumas. Koks kūras. Čia jau, čia pasakyti, nuėmus ribotuvus. Per visą gal aš čia pajuodinsiu biškį. Oi. Čia yra dabartinis variantas. O buvo
stokas buvo taip. Šitam diapazone, galima sakyti, buvo labai neblogai. Tikrai galima važinėti, kažkokių kūro rėjimų kosminių ten ar nedapilimo tikrai nėra. Bet jau nuo 7,5 buvo negeras, mažiau žalingas, o nuo 9,5 jau jisai buvo žalingas. Kaip pasakyti, čia jau jeigu drošit top speedą ilgai važiuosit ant tokio lėso mišinio, tai variklio kaitimas yra garantuotas. Tai čia yra viena iš mažesnių gazo padėčių su kūru. Čia kur ta zona, kur lambda zondai veikia ir taip toliau. Bet čia jau su išprogramuotu ir atjungtų lambda zondų. Tai koks kūras, matot, per lėsas. Smarkiai, tai tas įtakoja tą visą motociklo tokį papildomą jojimą, tampimąsi, netolygų gazo priėmimą, o, kaip čia nežinau, angliškai vadinasi crisp throttle. Tai, nežinau, kaip čia lietuviškai išvers tą dalyką. Tai dadėjus visur kūro, mocas tikrai žymiai tolygiau priims gazą, to labiau papildomai dasidėjo AG nuo žemų, tai buvo 14, dabar yra tram 2. Šitoje vietoje daugiausia galima sakyti. Tai va, toks reikalas su šito aparatu. Jeigu kas turit Z6PM ar Ninja 6PM, dar koks ten, pažiūrėjau, EX6PM, kažkoks irgi ten analogas yra šito varianto, tai preliminariai galėsit įsivaizduoti, ką galima čia su juo padaryti. Nes nuolatinis klausimas, ką galima padaryti daugiau nieko, jokių duomenų nepasako, ką galima padaryti su Honda, ten ar su Kawasaki ar dar kažko. Ten nežinau, jau man aiškintai jau nusibodo visiškai. Žodžiu, ką galima padaryti, tai kiekvienas mocas yra individualus, 100 kartų jau aiškinau, nepatingėkit pasižiūrėti keletą video, informaciją ten pasiskaityti. Suprasit, kad vienodų motociklų nėra. Net ir dabar kitą jaučiu tokį stoką pastačius šalia. Jisai tikrai parodytų kitokius skaičius. Tai kiekvienas yra kitaip susidėvėjęs. Ir čia jeigu kalbėti apie visiškai naują motociklą iš salono, sukrauni vieną konfigą, ten vieną išmetimą, visus tos dalykus padarai ir jis ten pasiekia, tarkim, tiek. Ir kitas toks pat šalia stovint naujas motociklas turiu omeny. Tai va, tada galima pasakyti labai apitiksliai, aš manau. Bet kas liečia senus motociklus, tai visiškai beprasmiškai yra spėlioti. Tai tam yra reikalingas dyno stendas, kad jums būtų ką parodyti. Turiuomenį ten, kiek dasidė ir panašiai. Jūs norit, kad aš jums į priekį kažką ten pasakyčiau, pažadėčiau, kiek man čia dasidės. Čia ne apie tai. Turėtumėt akcentuoti visiškai kitus dalykus. Ir kiek ten dasidės, tiek jau dasidės. Taip čia, kaip pasakius. Kiti ten įsivaizduoja, kad jam ten dasidės, nežinau, ten 30 arklių, ten kilovatų 30, kiek ten įsivaizduojant mažos kubatūros. Tai man, kaip pasakyti, nepikta, kad tokių klausimų klausia, bet, nežinau, čia, nesupranta žmonės paprasčiausiai, kas yra atmosferinis variklis, kas yra motociklas, kas yra motociklui dadėti 5 arklius, kiek tai laiko ir pastangų užtrunka ir ką tie 5 arkliai gali reikšti motociklui. Čia kažkokį, nežinau, čia ne mašina. Kaip pasakyti, su tokiu svorio ir 5 arkliais ten ar, nežinau, ten 10 newtonų, tai patikėkit, tikrai tas dalykas jaučiasi. Investuojat į, jeigu jūs tą mocą nenorit pardavinėti, ilgiau laikyti, kaip pasakyti, ir norit, kad su juo būtų maloniau, smagiau važiuoti ir panašiai, tai investicija yra tikrai verta tų eurų. Tai va ką, turbūt šiam kartui tiek. Daugiau čia nelabai yra ką pridurti. Lauksim atsiliepimo iš savininko. Ir šiam kartui turbūt tiek. Tai iki pasimatymo kitam video. Paka.